Dievo motinos taikos karalienės pranešimas 2026 m. kovo 18 d. Mėly vaikai, niekada nepamirškite, kokia didi yra Dievo meilė. Per tą meilę aš esu su jumis. Nepamirškite, koks didis yra jo gailestingumas. Per tą gailestingumą aš rodau jums kelią į tikrą laimę ir tobulą ramybę. Tai yra kelias pas mano sūnų. Todėl, mano vaikai, su visišku pasitikėjimu atsiduokite mano sūnui ir nebijokite. Nebijokite ateities, nes ji visiškai priklauso mano sūnaus valiai. Todėl, mano vaikai, atsisakykite visko, kas jūs tolina nuo mano sūnaus. Netikros laimės, netikros vilties, netikros spindesio. Pasitikėkite mano sūnumi. Papasakokite jam apie savo skausmus, kančias, troškimus ir viltis. Jūs pajusite jo meilę ir jo palaiminimą. Ačiū.